Viena iš reikšmingiausių pergalių mūsų valstybės karo istorijoje tai 1673 metais įvykęs Chotyno mūšis. Šia pergalė buvo pasiektas svarbiausias tikslas. Turkijos kariuomenė nebepajėgė pulti Lenkijos ir Lietuvos, o po keleto metų Habsburgų imperijos kariuomenė galutinai sustabdė turkų ekspansiją į Europą. Chotyno mūšis tapo ir paskutiniu didelio masto Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės įvykiu. Kad šis mūšis buvo itin svarbus, jau amžininkams rodo tai, kad nepraėjus nei metams Lietuvoje ir Lenkijoje pasirodė net keli šią pergalę įamžinę kūriniai. Vienas jų – tai Jokūbo Beneto ir Andriaus Grinkevičiaus herojinė poema Viešpaties dešinės galybė. Praėjus tik metams po Chotyno mūšio publikuotą leidinį sudaro 3 autorių kūriniai – pratarmė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės vadams, poema ir kautynių panorama. Pratarmę knygai parašė Vilniaus jėzuitų akademijos studentas Jokūbas Benetas, Kėdainių burmistro sūnus. Pati knyga yra dedikuota Mykolui Kazimierui Pacui. Jis buvo didysis etmonas, vadinasi vyriausiasis Lietuvos kariuomenės vadas. Taip pat lauko etmonui Mykolui Kazimierui Radvilai. Šitas karvedys vadovavo samdytiems pulkams, visai Lietuvos karininkijai, kuri dalyvavo šitose kautynėse. Kas priklausė tai karininkijai, mes sužinome iš poemos turinio, nes didesnė tos poemos dalį kaip tik ir sudaro vadinamasis karių katalogas. Tokį karvedžių katalogą mes randame Homero Iliadoje, randame ir Vergilijos Eneidoje ir sekant tą tradiciją, tokį katalogą mes randame ir šitoje poemoje. Tai žodžiu yra minimi visi iškilesni rotmistrai, majorai ir pulkininkai vadovavę atskiroms vėliavoms ar karių grupėms. Tai čia yra didžiąją dalį sudaro lietuviai, vyrai turėję sulenkintas pavardės, minimos kelios vokiškos pavardės ir minimas vienintelis škotas, o būtent Kėdainių burmistras Jurgis Benetas. Jurgis Benetas, dalyvavęs Chotyno mūšyje, nuosavomis lėšomis samdė beveik 200 dragūnų, o po pergalės finansavo sūnaus Jokūbo poemos Viešpaties dešinės galybė leidybą. Kaip Kėdainių seniūnas, tėvas buvo sukaupęs turtus, kuriuos sėkmingai investavo ne tik į ūkinę, socialinę, bet ir į religinę ir kultūrinę veiklas. Iš karaliaus Jono Kazimiero vazos Jurgis Benetas gavo sekretoriaus titulą. Vėliau kreipėsi į Škotijos valdžios institucijas ir jam buvo suteiktas baroneto titulas. Apie tai liudija Vrublevskių bibliotekoje išsaugota karališkoji privilegija. Radome šitą dokumentą ir patys maloniai nustebome, kad tai yra vienas iš kelių, nedaug jų turime, dokumentų išduotų Anglijos karalių. Tai šitas dokumentas, kurį išdavė Anglijos, Škotijos ir Airijos karalius Karolis II, ir yra raštas, kuriuo karalius patvirtino Beneto baroneto titulą Kėdainių burmistrui Jurgiui Benetui. Mat, Jurgis Benetas atvykęs į Lietuvą, jis buvo nekilmingas, karjerą pradėjo jau abiejų tautų respublikos karalių dvare, vėliau tarnavo Boguslavui Radvilai ir kaip tik Boguslavos Radvila 1667 metais jį paskyrė Kėdainių burmistru. Ir Benetas dirbo tuo burmistru iki pat savo mirties
76 pabaigoje ar 77 pradžioje. Norėdamas įsitvirtinti luominėje visuomenėje, jis aišku siekė gauti kilmingojo teisės. Dėl to kreipėsi į Škotiją ir paprašė suteikti jam kilmingojo raštą išduoti. Vėliau jis tą raštą pateikė Abiejų tautų Respublikos Seimui, kuris po keliarių metų jam ir suteikė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kilmingojo teisės. Jis galėjo toliau kilti karjeros laiptais. Taigi, panegiriškąją pratarmę knygoje Viešpaties dešinės galybė parašė Jurgio Beneto sūnus, Vilniaus jėzuitų akademijos studentas Jokūbas. Kautynių panorama, tai yra Chotino mūšio iliustracija, kurioje pavaizduota jungtinės Lenkų ir Lietuvių kariuomenės lemiamas puolimas, pavaizdavo tuo metu žinomas dailininkas Laurynas Kšonovičius, bet ji išlikusi tik vieninteliame knygos egzemplioriuje. Na, o didžiausia ir svarbiausia knygos dalis, herojinė poema, irgi turi savo autorių, kurį nebuvo lengva iškart nustatyti, bet verčiant tekstą iš lotynų į lietuvių kalbą, tai buvo padaryta. Dviejose egzemplioriuose, iš kurių vienas yra išlikęs Vilniaus universiteto bibliotekoje, o kitas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje, yra esama įrašų, kurie nurodo, kad šitą poemą yra sukūręs jėzuitas tėvas Andriejus Grinkevičius. Andriejus Grinkevičius yra šiaip jau mokslo istorikams, tiems žmonėms, kas domisi Jėzaus draugijos istorija, jos nuopelnais čia Lietuvoje, Vilniuje ir kitose vietose, yra žinoma figūra. Gimęs 1647 metais, jis vėliau, būdamas 14 metų jaunuoliu, Vilniuje baigė Jėzaus draugijos naujokyną, čia įstojo į Jėzaus draugiją, dėstė įvairias disciplinas ne tik Vilniuje, bet ir kituose Jėzaus draugijos Lietuvos provincijos mokslo centruose. O tuo metu, kai vyko tie aprašyti įvykiai, jis kaip tik Vilniaus Jėzaus draugijos kolegijoje dėstė poetiką ir buvo Jokūbo Beneto poetikos mokytojas. Herojinės poemos siužetas apima 1672–73 metus. Nusako paties mūšio eigą, atkuria ryškesnius epizodus ir tarpusavio ryšius. Poema prasideda nuo įžangos, kurioje apgailestaujama dėl pilietinių neramumų bei suirutės valstybėje, primenama geopolitinė situacija ir vaizduojamas Lenkų bei Lietuvių pasirengimas karui bei pats žygis į Chotiną. Kadangi apie kai kuriuos įvykius tik užsimenama, tad būtina įsigilinti į bendrą istorinį kontekstą, išsiaiškinti, kas vyko dar iki mūšio. Mes turime poemą, kuri bendrais bruožais, ne itin tiksliai apibūdina patį Abiejų tautų Respublikos kariuomenių ir Turkijos konfliktą. Mūšio įvykių eiga bendrais bruožais atitinka istorinę, tačiau mūšis yra vaizduojamas taip apibendrintą formą. Kautynės, o joms yra savo darbų skyrę ir Lenkijos, ir Lietuvos karo istorikai, jų eiga yra žinoma ir ji anaiptol nebuvo tokia, kaip pavaizduota šitoje poemoje. Bet tai ir tuo nereikia stebėtis, nes mes į rankas imame vis dėlto grožinės literatūros kūrinį, o ne karo ataskaitą pateiktą ar karaliaus dvarui ar dar kam nors. Ar sakysime, žurnalisto reportažą iš įvykių vietos, kur aprašyta, kas ką kokiu momentu ir darė.
Šiaip jau mūšis pats vyko sudėtingomis aplinkybėmis ir vyko net 2 dienas. Jungtinė Lenkų lietuvių kariuomenė sėkmingai veikė, nors buvo sudaryta iš 2 atskirų kariuomenių, kurioms vadovavo skirtingi etmonai, visiškai vienas kitam nepriklausomi ir nepavaldus. Viena iš šių kariuomenių buvo Karūnos armija priklausanti Lenkijos karalystei, antroji Lietuvos didžiajai kunigaikštystei, pirmosios pagalbininkiai ir sąjungininkiai. Lenkijos kariuomeniai vadovavo karalystės valdovas etmonas Jonas Sobieskis, Lietuvos kariuomeniai karo vadas Mykolas Kazimieras Pacas ir lauko etmonas Mykolas Kazimieras Radvila. Tai 2 asmenybės, žinoma, nebuvo labai jau tokios, sakykime, draugystės didelės tarp jų abiejų. Vis dėlto Mykolas Kazimieras Radvila daugiau buvo suartėjęs su Jonu Sobieskiu. Jeigu kas žino puikiai iš istorijos, kad tarp Mykolo Kazimiero Paco ir Jono Sobieckio nebuvo ypatingai didelės draugystės. Bet aš noriu pasakyti, tuo momentu dar, kada žygis pajudėjo, kada kariuomenės pajudėjo, praktiškai tai susidaro kariuomenės iš mūsų pusės apie 40 tūkstančių susidaro, taip, karių. Bet yra vienas svarbus dalykas. Tuo momentu buvo Mykolas Karybatas Višnevieckis valdovas. Bet kai tik tai mūsų kariuomenės priartėjo prie būtent Chocino, įvyksta netikėtas atvejis, o paskutiniam dienom miršta valdovas. Ir gaunasi taip, kad Lietuva su savo etmonu, reiškiasi šitą, o Lenkai su Karūnos etmonu. Mūšis net 2 dienas vyko prie Chotino, kur turkai, nujausdami Lenkų lietuvių puolimo kryptį, jau buvo sustiprinę lauko įtvirtinimus prie Podolės Kameneco tvirtovės. Poemoje vaizduojamas Lenkų lietuvių pasiruošimas karui ir žygiui į Chotiną, o pačios kautynės apdainuojamos gana dinamiškame epizode. Lenkijos ir Lietuvos kariuomenės iš savo dislokacijos vietų pajudėjo vasarai baigiantis. Iki spalio pabaigos jos judėjo link Dniestro. Spaliui baigiantis abi kariuomenės persikėlė per Dniestrą ir priėjo prie Chotino ir apsiautė ten įsikūrusios turkus. Kaip tik lietuvių ir Lenkų sąjungininkė pasirodė pati gamta. Ji labai prisidėjo prie dabar, kaip mums atrodo, nesunkiai pasiektos pergalės. Kas atsitiko? Susidūrimai, pirmieji Lenkų ir lietuvių šturmai įvyko jau lapkričio 10 dieną. Lenkams vienoje vietoje pavyko įsiveržti į turkų stovyklą, tačiau jie buvo išstumti besigynusiųjų. Lenkų ir lietuvių husarų vėliavos stovėjo išsirikiavusios per visą naktį. O naktis buvo be galo žvarbi, lijo ir snigo, pūtė žvarbus vėjas. Turkai, laukdami puolimo, irgi budėjo ant pylimų. Tačiau paryčiais, matydami, kad nieko nevyksta, pradėjo skirstytis į palapines, norėdami sušilti. Jonas Sobieskis ir Mykolas Kazimieras Pacas nusprendė, kad tai yra labai palanki proga atnaujinti šturmą. Kai į Lenkų lietuvių pusę perėjo Moldavijos valdovas, jungtinė lietuvių Lenkų kariuomenė karių skaičiumi nenusileido priešininkų kariuomeniai ir turėjo 65 artilerijos pabūklus. Schemoje labai aiškiai matyti Dniestras, Chocimas ir kairiam sparne Lietuvos kariuomenės, reiškia, įsidėstymas, Lenkijos kariuomenės ir prieš patį mūšį perbėgo apie 5000 Moldavų.
kurie buvo prievarta, vienu žodžiu, paimti. Tai, žinau, didelis buvo paspirtis. Ir anksti ryte prasidėjo puolimas. Įdomus yra tai, kad, reiškia, artilerijos ugnį lenkai atidengė savo, Kazimieras Radvila atidengė mūsų artilerijos šitą ugnimi. Ir puolime labai įdomus yra atvejis, reiškia, nes buvo vienas, reiškia, griovys gynybinis, paskiau kitas, stovykla, vienu žodžiu, buvo didelė šalia Chocimo pilės. Esmė yra tai, kad buvo pasiųsti pėstininkai su dragūnais. Gynybinius turkų pylimus užgrobę lenkų lietuvių pėstininkai sukasė perėjęs per priešo įtvirtinimus ir tokiu būdu atvėrė kelią kavalerijai, kuri savo įsiveržimu užklupo turkus nepasiruošusius. Lietuvos didžiosios kariuomenės pergalę lėmė geresnė karinė strategija ir taktinės gudrybės bei turkų vadų klaidos. Nors karai su turkais dar tęsiasi, šio karinio konflikto kulminacija tapo mūšis prie Vienos 1683 metais, kuriame turkai buvo sumušti galutinai. Tačiau be Chotino mūšio pergalės šis persilaužimas vargu ar būtų įvykęs. Mūšio strateginė reikšmė buvo didžiulė. Turkai bent 10 metų iki, galima pasakyti, Vienos kautynių nebekišo nosies į Ukrainą. Tai, žodžiu, šitą dalyką poezijos skurtos įamžinant šitas pergalingas kautynes autoriai žinojo, teisingai įvertino. Ir dėl to šitie jų kūriniai yra svarbus ne tik kaip grožinės literatūros kūriniai, jau radę savo vietą Lietuvos didžiosios kunigaikštijos literatūros tradicijoje, bet taip pat ir kaip istoriniai dokumentai. Persekiojant priešą mūšio lauke pasižymėjo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės lauko etmonas Mykolas Kazimieras Radvila, kuris nors pats sužeistas nukovė ne vieną turkų pašą. Radvilos kariai ir po šio mūšio tęsė kovas prieš turkus kartu su Lenkijos kariuomene. Didysis etmonas Mykolas Kazimieras Pacas, tiesiogiai vadovavęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pajėgoms, po mūšio grįžo į Lietuvą. Manoma, kad Pacas kaip karo grobį parvežė karinius būgnus, timpanus ir dar 1673 metais patalpino savo statytoje Švento Petro ir Povilo bažnyčioje Vilniuje. Šioje šventovėje paties Paco užsakymu buvo sukurta speciali ikonografija. Iš Paco testamento matome, kad jis pats buvo idėjinės programos autoriumi, nes prašė savo giminių, buvo viengungis, užbaigti po jo mirties nebaigtus kurti altorius. Šitoje nuostabioje šventovėje, kurioje švenčiausiai mergelei Marijai yra skirta nemažai vietos, yra atskira šventųjų karių kankinių koplyčia. Šiandien jį žinoma kaip Šventojo Cerbonijaus koplyčia, nes altoriuje yra Šventojo Cerbonijaus atvaizdas. Bet tas atvaizdas atsirado pakankamai neseniai. Perstatant, atliekant bažnyčios kapitalinį remontą XIX amžiaus pradžioje, šito paveikslo buvo pakeistas kitas dviejų karių karžygių paveikslas. Tai buvo kaip tik tie romėnai, kurie saugojo Šventąjį Petrą Mamertino kalėjime, kai jis buvo ten kalinamas. Jie priėmė iš Šventojo Petro Kristaus tikėjimą, paleido apaštalą, o patys priėmė žuvo kankinių mirtimi.
Tai žinant apie tai, koks altoriaus paveikslas, pagrindinis akcentas buvo šitoje koplyčioje, nuostabos nekelia ten esantis koplyčios apipavydalinimas. Koplyčios gipsatūros, tai yra iš gipso sukurtos skulptūros, yra išdėstytos keliais lygiais. Ir tie lygiai labai gražiai atliepia šitos poemos vaizdus, turinį patį. Ne tik karo vadas Mykolas Kazimieras Pacas, bet ir kiti šios iškilios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminės atstovai, kurių rankose buvo ir sutelkta bažnytinės ir pasaulietinės valdžios galia, sistemingai kūrė ir stiprino valstybės pagrindus ne tik su ginklu rankose, bet ir įamžindami garbingos istorijos epizodus literatūriniuose kūriniuose, architektūroje, kituose taikomojo meno objektuose. Ar tokių valstybiškai mąstančių valdžios vyrų turime ir šiandien? Kai mes sudedam vienon vieton pasakojimus apie tai, kas, sakysime, yra vaizduojama Vilniuje šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, kas yra ir kodėl vaizduojama Pažaislio ansamblėje, visame ansamblėje, ten įspūdinga visuma. Švenčiausios mergelės Marijos gerbimo pagrindinė vieta Lietuvoje, iš tikrųjų pagal sumanimą, pagal viską. Kas yra vaizduojama kitose, sakysime, bažnyčiose, kurias arba fundavo, arba statė pacai. Ir Mykolas Kazimieras, ir kiti pacai įvairiose vietose. Tai pradeda aiškėti tas nuostabus jų veiklos, veikimo menas. Jie buvo sukūrę specialią programą, kuri padėjo Lietuvai atsidūrusiai Tvano metais ant bedugnės krašto vėl atsistoti ant kojų.